Bent laikinai iškovota galimybė panevėžiečiams važinėti miesto maršrutiniais mikroautobusais pigiau nei autobusų parko transportu Seimo nariams Juliui Dautartui ir Petrui Luomanui gali kirsti per kišenę nemenkomis tūkstantinėmis baudomis. Savivaldybės vadovai aiškina, kad tarybos sprendimą nemokšiškai apskundę parlamentarai privačius vežėjus įstūmė į nepavydėtiną situaciją. Valdininkai įsitikinę, kad šie mažesnės bilietų kainas taiko neteisėtai. Šiuo metu mikroautobusam nėra niekaip nustatytos jokių teisinių dokumentų nustatytos kainos. Ir kaina litas ir litas 30 yra jų pačių sugalvota, tai yra prieš tai buvusi kaina, bet ta kaina tarybos sprendimu yra panaikinta. Ir gerbiami Seimo nariai nepaprašė, kad šitą irgi sustabdyti panaikinimą. Na, turime tikrai tokią turbūt precedento, gal neturinti atvejį mūsų istorijoje, tai žiūrėsime, kaip bus tai sprendžiama, vyksta teismai. Panevėžio autobusų parko vadovas sako, kad šis bylinėjimasis tik dar labiau pagilins bendrovės ir taip dėl nubrauktų lengvatų patiriamus nemenkus nuostolius. Todėl neatmeta galimybės parlamentarų už tai pats paduoti į teismą. Be abejo, jeigu susidarys nuostolį, mes jau tuos pinigėlius prašysime išieškoti iš, kas užžiūrė košę tikriausiai Seimo narių. Man dar įdomus dalykas. Seimo nariai kažkodėl tai dabar į tokią poziciją norė ir atstovavę, tokiam, kaip pavadinti, verslui, kuris slepia nemoka mokesčius. Privatininkai skundžiasi, jog Panevėžio savivaldybė dažnai bilietų kainas kelia nepagristai, o tai žlugdo privatų verslą. Pradėjo žiūrėti į kitus miestus ir būtent kelti tas kainas ir išskirti nori. Nors mes ir tuos talonėlius įsivedėm, kaip vieninteliai visoje Lietuvoje, kad būtume kaip jie, norėjom būti lygus, nors bent jau. Tai kam tada mus išskirti ir iš tikrųjų. Tai va dėl to mes dabar vežam nepakeltom kainam, tikrai mums išeina po litą vežti dabar, nes talonas atskaičius visos platinimo išlaidas ir viso dabar lieka 75 centai plus litą 30, ką turim, gaunasi po litą ir tai mes dar gyvuojam. Tai mums, manau, 1,5 lito būtų ta kaina tikrai labai. Ir ką žinau, aš nenoriu, pavyzdžiui, kad ten iškeltų ir išskirtų. Šiuo metu panevėžiečiai gali tik džiaugtis. Maršrutinio mikroautobuso vienkartinio bilieto kaina svyruoja nuo lito iki lito 30 centų, o autobusų parko net pusę lito brangesni. Reporterė Jurgita Kasperavičiūtė, Panevėžys.